Kiekvienas sklypas tai netuščia erdvė. Tai potencialas, kurį mes turime įžvelgti. Šią erdvę supa vėjas ir vanduo. Čia jaučiamas erdvės pojūtis, kurį mums norėjosi išlaikyti. Na, o vanduo kviečia sulėtėti, nurimti, pajausti ir pasilikti. Kiekvienas augalas čia turi savo vietą. Kiekviena linija aiškia prasmę. Modernus želdinimas mums reiškia švarą, kryptingumą ir harmoningą santykį tarp žmogaus ir gamtos. Šioje erdvėje želdynai tampa dizaino dalimi, o pats kiemas – vieta, kur prasideda nauja istorija. Kuriant aplinką, ne tik svarbu augalai ir medžiagos, yra ypatingai svarbu, kaip jie susijungia į visumą. Esu Marijus, kraštovaizdžio architektas. Esu Miglė, šio projekto kūrybos vadovė. Mums ypatingai svarbu ne tik projektuoti, bet ir kurti aplinkas, kurioje yra gera gyventi. Šis projektas išskiria savo struktūrą. Viena iš zonų yra gyvenamasis namas, sekanti zona yra garažas. Mūsų didžiausias darbas buvo, kaip sujungti į bendrą vientisą visumą. Erdvė tarp sklypų tapo jungtimi, ne techninė, o vizualinė ir emocinė prasme. Kraštovaizdis čia nepratęsia, o papildo architektūrą. Vienas svarbiausių šios aplinkos išskirtinumų yra vaizdas į tvenkinį. Mums buvo labai svarbu neapkrauti šio vaizdo neteisingomis linijomis ar aukšta augmenija. Aplinkai siekime suteikti lengvumo, o sprendimus grindėme aiškia struktūra. Norėjosi sukurti kiemą, kuris ilgainiui neįsisemtų. Išliktų švarus, estetiškas ir kasdien malonus akiai. Toks, kuris nepriklausytų nuo sezono ar nuotaikos ir vizualiai nepabostų dar daugelį metų. Šiame želdinime mes pasirinkome vos 10 skirtingų augalų rūšių. Mums buvo itin svarbu padaryti aplinką itin harmoningą ir susiliejančią su bendra visuma. Kiekvienas augalas čia atsirado neatsitiktinai. Dalis dėl sezoniškumo, dalis dėl formos, o dalis dėl aplinkos problemų sprendimo. Čia yra derinamas skirtingos augalų grupės – lapuočiai, spygliuočiai, žydintys augalai, viksviniai. Jie sukuria itin aiškią struktūrą. Ji estetiška ir yra labai lengvai prižiūrima. Augalai šioje erdvėje įsilieja itin natūraliai. Jie nereikalauja dėmesio. Jie prisideda prie bendros darnios visumos. Šalia augalų yra ir natūralios medžiagos. Smulki akmens skalda, monolitiniai akmenys prie pat augalų, skalūno borteliai, kurie atskiria vejos ir augalų zonos kraštą. Šalia jų taip pat yra ir Korten plieno vazonai, suintegruota LED šviesa. Jis suteikia gyvybės ir šilumos mums vakare. Visos šios detalės sukuria aiškią struktūrą, kurioje forma dera su medžiaga, o medžiaga su aplinka. Kartu su augalais itin svarbus yra apšvietimas. Vakare jis sukuria visai kitą kiemo nuotaiką. Sutemus išryškėja formos, linijos, paviršių struktūros. Vakare pamatome smilgų judėjimą, augalų formas. Apšvietimas sukuria struktūrą, bet kartu ir jaukumą. Tamsa paslepia aplinką, tvenkinys lieka fone, o visa atmosfera sustelkia kiemo viduje. Atsiranda ramybės ir paslapties jausmas. Kartais nesinori uždengti užuolaidų, nes tai, ką tu matai pro langus, kuria emociją, kurią norisi išlaikyti. Taip pat šis vaizdas nėra statiškas, jis nuolat kinta. Vėjas, lietus nuolat keičia šešėlius. Kiekvieną vakarą jisai gali būti kitoks. Tai lyg gyvas paveikslas, kurį norisi nuolatos stebėti. Tai, ką kūrėme, galime apibūdinti 2 žodžiais. Tyli prabanga, be pertekliaus, be demonstratyvumo. Tai grožis, kuris nesensta. Ši aplinka sukurta gyvenimui. Ji kviečia būti, judėti, jausti. Joje nuolat gera būti. Ryte, vakare, po lietaus ar saulei leidžiantis. Kiekviena detalė čia apgalvota iki smulkmenų.
Detalės suderintos taip, kad kiekvienas elementas, augalas, akmuo, šviesa ar linija turėtų savo vietą ir prasmę. Toks, kuris nekonkuruoja su peizažu, o tampa jo dalimi.